Panevėžyje įsikūrusiame ir 13 metus veikiančiame grožio centre Pelenė teikiamos visos grožiai ir sveikatai puoselėti skirtos paslaugos. Tai plaukų kirpimas, manikiūras, pedikiūras, makiažas, depiliacija, masažai ir kitos ne tik moterims, bet ir vyrams reikalingos paslaugos. Jau 12 metus iš eilės grožio centras Pelenė tradiciškai balandžio mėnesio pabaigoje rengia šventę moterims ir mamoms, pasiryžusioms užauginti ne vieną atžalėlę. Mūsų akcija vyksta jau 12 kartą, labai džiaugiamės, kad galim tą akciją vykdyti, nes šiais laikais nėra lengva visiems dirbti ir išgyventi. Ir mes džiaugiamės, kad vieną kartą į metus galim leisti savo dirbti už dyką, nemokamai, mamytėm padaryti šventę. Ir koks tas akcijos tikslas? Be abejo, akcijos tikslas pirmoje vietoje yra gėris, grožis, malonumas, mamom šventę padaryti, kadangi šitos mamos visos mes renkamės iš tų, kur yra daugiavaikės, kur augina daug vaikų. Ir dažniausiai tos mamytės pirmą kartą gyvenime pasijaučia, ką reiškia būti moterim, ateiti grožio saloną, kad ne jos rūpinasi tą dieną vaikai, šeima, bet mes rūpinamės jomis. Tai aš manau, kad šventę jums pasistengsim padaryti. Na ir kokios procedūros bus atliekamas mamytės, kągi jo šiandien, sakykime, patirs? Mamytėm bus tvarkomi plaukučiai, tai nudažoma, pakerpama, nes jos be abejo jau seniai buvo grožio salone ir neturėjo gal ir laiko ar galimybių, taip pat kūno masažas, veido procedūra, veido kaukės, makiažas, taip pat pedikiūras, kojyčių sutvarkymas. Tai vat jos visą tą pajus, visą tą malonumą, kokios paslaugos yra atliekamos mūsų salone. Na ir kokios paslaugos atliekamos jūsų salone? Tai vat, kaip ir minėjau, prašom, pas mus yra pedikiūras, kūno įvyniojimai, kūno masažai, depiliacijos, veiduko visos procedūros, makiažas ir be abejo plaukų, dažymas, kirpimas, kaukės įvairios ir tiek ir vyram ir moterims. Na ir kokias paslaugas dažniausiai naudojasi panevėžietis? Ar skiriasi, sakykime, žmogus atvažiavęs iš rajono ar iš miesto, gal daugiau kažkokių paslaugų užsisako? Manau, kad šiais laikais jau tikrai nebesiskiria žmogus ar iš rajono, ar iš miesto, nes šiais laikais visiems prieinama informacija, visos panelės žino, kas madinga, kas nauja. Atsiranda daugiau galbūt tokia naujiena bikini dizainas, kur seniau prieš 10 metų retai kas domėdavosi, net ir vyram užsireikia. Atsirado daugiau prabangesnių procedūrų su aparatinė hidrodermija, su gino aparatu, kur moteris prisiskaitę nori įvairiausių įvedamų stimulacijų į gilesnius odos sluoksnius. Taip pat žmonės ir elementarių procedūrų, tai ir veido valymai, ir kūno masažai, visi nori būti gražus ir sveiki. Na ir jaučiasi, kad šiais laikais žmonės tos informacijos turi ir vis dėlto jiems tos informacijos apie savęs puoselėjimą trūksta. Aš manau, kad kartais galbūt tos informacijos jau netgi ir per daug yra, nes žmonės nebeatsirenka, kas jiems tinka, ko jie nori kartais ir jie viską ima, kas yra reklamuojama, kas yra kišama, brukama ir tai dažniausiai gali ne tik pagerinti, bet ir pabloginti odą ir plaukus, nes per didelę priežiūrą kartais atsisuka kitų galvų. Ir ne visada brangios priemonės yra veiksmingos ir ne visada brangios yra reikalingos būtent tam tipui, ar odos, ar plaukam, ar kūnui. Tai yra labai individualu ir aš visada rekomenduočiau kreiptis pirmiausiai į specialistą, kad jis jums parinktų. Tai gali būti nebūtinai, kaip minėjau, brangios priemonės, gali būti pigios, bet kad jos būtų parenkamos asmeniškai jums. Dirbate su Gino kosmetika, kuo jis skiriasi nuo kitų? Gino kosmetika yra viena iš prestižinių kosmetikų Prancūzijoje. Ji beje labai dažnai remia dailių čiuožimo varžybas irgi beje, kas labai malonu žiūrėti tokį gražų sportą. Gino yra išskirtinė tuo kosmetika, kad jinai turi savo gamyklą ir jinai atlieka būtent tyrimus visus, kaip veikia tie kremai odą savo tokioj kaip ir laboratorijai, turi savo mokslininkus. Kitos kosmetikos dažnai naudojasi kitų kosmetikos firmų laboratorijom, kitų techninių personalų. O čia jinai ta kosmetikos firma atsakinga ir už sukūrimą kremo, ir už kliento panaudojimą. Netgi ant kremų dėžučių yra atgalinis adresas, netgi ant kiekvienos dėžutės, kuris yra saugomas 10 metų Gino, pavyzdžiui, centre. Jeigu klientui kažkokia alerginė reakcija, netgi galima siųsti tą kremą atgal ir jie tirtų, dėl ko taip atsitiko. Prisiima tiesiog atsakomybę nuo išdavimo kremo iki pat atgalinio rezultato. Šiais metais iš gausybės akcijoje norėjusių dalyvauti pretendenčių burtų keliu laimė teko Svetlanai Vinkšnelienei iš Panevėžio miesto, auginančiai sūnų Haroldą ir dukreles Liepą ir Ievą. Jie apie grožio centro Pelenės akciją sužinojo žiūrėdama televiziją KTV+, o dalyvauti joje paskatino smalsumas. Per televiziją sužinojom
Ir smalsumas paskatina dalyvauti. Ir ką pasakė šeima, kai sužinojot, kad dalyvausit? Apsidžiaugia, aš manau. Aišku, labiausiai aš, bet džiaugiasi ir šeimina. Ar nebijote, kad išėjus iš grožio centro jūsų nepažins? Tikrai ne. Ir ko tikitės iš Pelenės? Kaip pasibaigs visas šitas atrakcija šita? Geros savijautos tikiuosi, kad tiesiog sunku pasakyti, kad čia geros savijautos gal aišku. Taip pat laimė akcijoje dalyvauti teko poniai Violetai Sokieniai iš Panevėžio rajono, auginančiai broliukus Beną ir Mantą, bei sesutes Gabrielę ir Nedą. Ją akcijoje paskatino dalyvauti draugė. Draugė sužinojo, pamatė per televiziją ir, aišku, pasiūlė savo kitai draugiai. Ar domitės stilium, mada, gyvenimo būdo dalykais, ar užtenka laiko tam? Užtenka laiko nueiti į kirpyklą, bet kitom procedūrom nelabai užtenka. Kirpyklą einam. Ir ko tikitės iš Pelenės šiandien? Ko tikiuosi? Tikiuosi atnaujėjus išeiti. O kaip pasižiūrėjo šeima? Pasakėt, dalyvausiu tokioje akcijoje, ir kaip jie pasižiūrėjo? Nesakė, kad jūs gal išprotėjot, ar kaip? Ar džiaugiasi? Apsidžiaugė, sakė gerai, apsidžiaugė. Pažadėjo mažą sesutę padabot, sakė, kad tik eičiau. Ar nebijot, kad grįšit namo nepažins? Ne, turėt pažins. Nebijau. Ar užtenka, paprastai vis tiek auginant nemažai vaikų, ar užtenka laiko savo? Iš tikrųjų, tas gyvenimas nėra toks labai lengvas. Gal hobį kokį turit? Neturiu hobį. Užtenka. Kiek užtenka? Kiek savo leidžiam, tiek ir užtenka. O trečioji akcijos dalyvė Sinilga Mečinskienė iš Panevėžio miesto, auginanti 4 sesutės – Sinilga, Samanta, Sandra ir Gerda. Jai staigmeną padarė dukra. Šiaip man čia dukrytė padarė staigmeną, nes matė reklamą ir su sesė sugalvojo, kad reikia pabandyti, o gal paklius mamytė šventę padaryti mamyčių dienos progą. Ir ką pasakė šeima, kai sužinojo, kad pateko dalyvauti? Oi, tai čia buvo, jos čia pirmusios sužinojo, nes jos pakėlė ragelį, tai jos plojo, jos daugiau džiaugiasi už mane, nes man buvo staigmena, aš iš vis nežinojau, kaip reaguoti, o jos visą parodė džiaugsmą didesnį negu kad aš, nes aš įsigandau šiaip. O jos labai norėjo, žodžiu, mamytė, būtinai eik. Tai va. Ir ko tikitės, po šiandien dienos, ar tikitės kažkokio radikalių pasikeitimų, ar tik tai truputėlį pakeisit išvaizdą? Nežinau, kaip čia pasakyti. Šiaip man daugiau čia dukrytė sako, kad mamytė, jeigu patiks, tai tada gal dažniau pradėsi į kirpyklą vaikščioti. Daugiau čia jos tikisi, kad aš pasikeisiu, kad daugiau žiūrėsiu į save, o ne į jas. Sakykite, turite nemažai vaikučių ir neįgalų vaikutį, ar ne? Kaip sekasi, ar auginti vaikus, ar randat laiko savo truputėlį, nes gyvenimas nėra lengvas matyti? Gal aš iš tų mamyčių, kurie nelabai savo žiūriu, daugiau žiūriu į vaikų pusę. Šiaip savo tai nebelabai lieka laiko. Pabuvus akcijai, sudalyvavus toje akcijai, gal ir patarimų kažkokiu tai tuos, gal atsiras ir daugiau laiko ar noro iš savo skirti truputėlį dėmesį. Jau noras dabar pabiškai atsiranda, aš jau baigiu nukamuoti, klausinėjau ištisai visokių klausimų. Šiaip tai praverčia sužinoti, nes daug ko ir nežinojau. Ypač, kad tai apie plaukų struktūrą, viską klausinėjau ištisai, kaip geriau, kaip ką, nes anksčiau kažkaip gal nelabai svarbu susišukuoja ir viskas, o dabar vis gauni informacijos, kurios nežinojai. Pelenėje galima rasti ne tik atgaivą kūnui. Grožio meistris ilgainiui tampa puikiamis bičiulėmis, su kuriamis miela šnektelti, drąsu klausti ir tikėtis profesionalaus patarimo susijusio su naujausiamis tendencijomis grožio industrijoje. Moteris bendramintės. Taip kaip natūralu turėti šeimos gydytoją, konsultantės grožio klausimais irgi nėra išskirtinė prabanga. Viskas priklauso nuo požiūrio. O požiūris neginčytinas, visos moterys trokšta būti gražios. Pelenės kolektyvas mamytes palepino taip, kad jo šią šventės ilgam nepamirštų. Ir visai kaip toje pasakoje virstų įspūdingomis gražuolėmis, nes laimėjusios konkursą jau savaime nusipelno apdovanojimų. O po visą dieną trukusių grožio procedūrų, akis vis dažniau krypo į veidrodį. Ir norisi šypsotis, gražu. Nors akcijos tikslas ir nebuvo visiškai pakeisti įvaizdį, tačiau Pelenės meistrių dėka mamytės tikrai jautėsi pasikeitusios ir pailsėjusios.
Akivaizdu, grožiai abejingų nėra. Gražioms idėjoms taip pat. Po visų procedūrų ir malonumų mamos buvo apdovanotos rėmėjų dovanomis, o KTV Plius televizija pakvietė pažiūrėti Juozo Miltinio dramos teatro spektaklį.